labai nauja patirtis, įspūdį daranti ir darbas grupėje, ir tiesiog žmonės turėjo sutikti, ir pats formatas, kad per tokį trumpą laiką tokios skirtingos kompetencijos ir tokie skirtingi iššūkiai sprendžiami. Man tai labai įdomu čia dalintis patirtimi visom dirbtuvėm, nes mes sužinom apie kitas institucijas, ką jos daro, kokie jų iššūkiai, girdim vieną ausim, kad ir mes turim panašius iššūkius. Kita dalis, kas man yra labai įdomu, išbandyti naują įrankį, analizai. Aš džiaugiuosi, kad ir man pačiam teko ir išmokti naujų dalykų, tai šiek tiek iš programuotojų kai ko pasimokyti, jie gal iš mūsų, iš eksperto pusės sužinojo tam tikrų pjūvių. Tai aš manau, šitas formatas, kada susadiname mažoj, pakankamai dinamiško komandoje, tiek ekspertinė, tiek programinė patirtis tikrai yra vykęs. Tai labai nustebino iš tiesų visų projektų kokybė ir įžvalgos, kad visi per pristatymus kažką parodė, kur tu sėdėjai ir žiūrėjai, o, wow, geras, įdomu, nežinau, kad taip yra. Toks renginys ir toks formatas, jisai leidžia susirinkus aiškiai suprasti, ko mes nusirinkom, ne padiskutuoti, ne apsvarstyti, ne kažką pasverti, o tiesiog gauti dienos pabaigoje rezultatą. Tai man labai patinka toks formatas ir jisai vėlgi įpareigoja, kai mes susitikę iš skirtingų sričių, specialistai turime rasti, randam bendrą kalbą. Paklausi žmogaus, kuris yra tau per ištiestą ranką ir greitai gauni atsakymą, judi toliau, praeidamas kitas žmogus praeina ir pamato, ką darai ir sako, o, žiūrėk, galima padaryti geriau čia. Man atrodo, tai yra žingsnis į priekį, šturmuojant valstybinės reikšmės klausimus. Tokia galimybė iš tiesų tarsi pakliūti į laboratoriją, į dirbtuves, kur sueina žmonės, kurie dega savo srities problemomis, kurie dega galimybėmis juos išspręsti ir ieškoti jiems visiškai naujų sprendimų. Valstybės mastu tai dar smagiau tą daryti, nes supranti, kad tu kuri vertę visos valstybės mastu, o ne tik tai privačiai kažkur savo ir ar kažkam kitam vertę kuri. 30 valandų užteko, bet reikėtų dar porą kartų po 30 valandų, nes kažkurio metu išsisemi ir jau viską, ką buvai sugalvos, padarai, o po to pradeda kilt mintis, bet atsiranda nuovargis. Tai reikia truputį pailsėti ir dar pakartoti. Studentiškas atsakymas gali būti, kad laiko visuomet šiek tiek trūksta, bet tai ir veda į priekį. Nes mes ir patys matom, kad galima gilintis ir dar kartą gilintis. Turiu didžiulę viltį, kad tai taps kasmetinis renginys, nes tikrai mes turime ką analizuoti, turime daug idėjų ir vien tas faktas, kad šitie iššūkiai buvo išbalsuoti kaip labiausiai potencialus, vadinasi, dar yra daugybė, kurie į šį šiandienos sąrašą nepateko. Vadinasi, tikrai medžiagos yra ateičiai ir tikrai puikia atmosfera, tai labai viliuosi, kad tokie formatai bus tęsiami ir traukiami dar daugiau žmonių.